Sveiki! Šiandien panagrinėkime, kaip vieno inžinieriaus patirtis, sukaupta sunkiosios pramonės gamyklose, virsta inovatyviomis sprendimais, kurie padeda verslui visame pasaulyje. Kalbėsime apie inžinieriaus ir verslininko Pavelo Samutos kelią ir jo darbo filosofiją. Įsivaizduokim situaciją, kuri, ko gero, daugam iki skausmo pažįstama. Visa gamybos linija stovi. Kodėl? Ogi todėl, kad lūžo viena menka detalė. Atrodo smulkmena, bet jos nėra sandėlė, o pristatymas po kelių savaičių. Tikras technikos vadovo košmaras, tiesa? Bet būtent čia ir prasideda pokalbis apie sprendimus. Ir tokių iššūkių pramonėje apstu. Neaiškus brėžiniai, kurie virsta brangioms klaidomis. Gamybos prastovos laukiantos vienintelės detalės iš kito pasaulio krašto. O kur dar tas atotrukis tarp genialios idėjos ir, realaus veikiančio produkto. Ir žinoma, tas nuolatinis galvos skausmas, kai tenka keisti visą brangų mazgą, nors susigėdo tik vienas jo komponentas. Būtent čia modernioji inžinerija gali pasiūlyti išeitį. Ir štai čia į istoriją įžengia Pavelas Samuta. Jo kelias prasidėjo ne šiltuose biuruose, o pačioje sunkiosios pramonės širdyje, kur kiekvienas milimetras ir kiekvienas sprendimas turi realų apčiuopiamą svorį. Pasirodo, viskas prasideda nuo aistros. Šiuo atveju nuo vaikystėje rankose laikyto konstruktoriaus. Būtent tas smalsumas, noras suprasti, kaip viskas veikia, ir tapo pamatu profesiniam keliui. Tai puikiai parodo, kad geriausi inžinieriai ne tik dirba savo darbą, jie juo tiesiog gyvena. Pažiūrėkime, kaip atrodė tas kelias. Nuo techniko, kuris, taip sakant, savo rankomis jautė metalą, iki pagrindinio konstruktoriaus atsakingo už gigantiškus projektus. O galiausiai iki nepriklausomo eksperto, kur kiekvienas karjeros žingsnis pridėjo neįkainojamos praktinės patirties. Daugiau nei 600. Tiesiog įsiklausykite į šį skaičių. Tiek kartų idėjos virto veikiančiais mechanizmais ir sprendimais. Tai kalba ne tik apie patirtį, bet ir apie neįtikėtiną universalumą, gebėjimą prisitaikyti prie pačių įvairiausių pramonės sričių. O štai ir vienas iš tų projektų. Pamėginkite įsivaizduoti katilą, kuris yra aukštesnis už 5-aukštį namą. Tai ne šiaip techninis iššūkis, tai milžiniškos atsakomybės testas. Sėkmingai jį įgyvendinus, nelieka jokių abejonių dėl gebėjimo valdyti sudėtingus, didelio masto projektus. Gerai, teorija skamba įspūdingai, bet kaip visa tai atrodo praktikoje? Panagrinėkime kelis labai skirtingus, bet daug pasakančius atvejus. Jie puikiai parodys, kaip inžinierinis mąstymas sprendžia labai realias, apčiuopiamas problemas. Pirmas pavyzdys – iš pasaulio, kur klaidų tiesiog negali būti. Tiesioginė transliacija milijonai žiūrovų. Reikėjo sukurti įrangą, kuri veiktų ne šiaip gerai, o absoliučiai nepriekaištingai. Ir tai turėjo būti nestandartinis, o visiškai unikalus pagal užsakymą pagamintas sprendimas. Ir kaipgi tai buvo padaryta? Kiekvienas žingsnis buvo kruopščiai apgalvotas, pradedant nuo anglies pluošto panaudojimo, kad konstrukcija būtų kuo lengvesnė, ir baigiant programinę įrangą, kuri užtikrino tobulai sklandų kameros judėjimą. Tai buvo tikras inžinierinis šedevras, sukurtas per itin trumpą laiką. O rezultatą matė visas pasaulis. Sėkmė šiame projekte tapo geriausių įrodymų, kad įmanoma ne tik sukurti techniškai sudėtingą sprendimą, bet ir padaryti tai veikiant milžiniškam spaudimui ir laikantis griežtų terminų. Dabar persikelkime į visiškai kitokią aplinką. Iš spindinančios scenos į purviną ir atšiaurų karjerą. Čia stovi milžiniškas savivartis. Stovi, nes sugedo pavarų dėžę. O kiekviena prastovos valanda kainuoja milžiniškus pinigus, o atsarginės dalies tiesiog nėra. Sprendimas – atvirkštinė inžinerija. Iš esmės, tai tikras inžinerinis detektyvas. Reikia išardyti sugedusi mechanizmą iki menkiausio varželio, išmatuoti kiekvieną detalę mikronų tikslumu, nustatyti metalo cheminę sudėtį ir sukurti viską iš naujo. Dažnai net geriau nei buvo originalas. Ir štai, technika vėl rieda. Bet svarbiausia čia yra ne tik tai, kad buvo išspręsta viena problema. Buvo sukurtas būdas, kaip tapti nepriklausomiems nuo tiekimo grandinės kaprizų. O tai jau strateginis pranašumas. Trečias atvejus labai žemiškas. Jis apie pinigus ir efektyvumą. Įsivaizduokite, kad jūsų įmonė kaskart perka visą naują reduktorių vien todėl, kad jame susidėvėjo vienas krumpliaratis. Skamba kaip akivaizdus resursų švaistymas, ar ne? Štai čia skaičiai kalba patys už save.
Ar mokėti $1200 už visą dėžę, ar 500 už specialiai atkurtą, patobulintą ir dažnai net patvaresnį komponentą, matematika labai paprasta. Tai ne tik daugiau nei dvigubos sutaupimas, tai protingesnis požiūris. Taigi, ką gauname galiausiai? Ne tik per pus mažesnės išlaidas, gauname trumpesnės prastovas. Ir, kas svarbiausia, dažnai gauname patobulintą detalę, kuri tarnauja ilgiau nei originalas. Būtent taip protinga inžinerija sukuria ilgalaikę vertę. Gerai, kyla natūralus klausimas, o kaip tokie rezultatai pasiekiami? Atsakymas slypi patirties ir moderniausių technologijų derinyje. Pažvelkime, kokie įrankiai ir metodai leidžia idėjas paversti realybę. Čia kalbame apie visą paketą. Nuo pačios pirmos idėjos brėžinio iki galutinio gamybai paruošto produkto. Atvirkštinė inžinerija, preciziškas 3D modeliavimas, stiprumo skaičiavimai, prototipavimas – viskas sutelkiama vienose rankose. Tai ir užtikrina kokybę kiekviename žingsnyje. Kad būtų dar aiškiau, palyginkime. Senasis būdas reiškia ilgą laukimą. Modernus – greitą prototipavimą. Senasis – rizika dėl netikslių brėžinių. Modernus – skaitmeninį tikslumą. Senasis – priklausomybę nuo tiekėjų. Modernus – savarankiškumą ir lankstumą. Tai ne šiaip kitoks darbo metodas, tai visiškai kita verslo filosofija. Bet žinote, vien techninių įgūdžių sėkmei nepakanka. Nemažiau svarbus yra požiūris į partnerystę ir bendrą tikslą. Štai čia jau kalbame nebe vien apie verslą, o apie misiją. Siekis ne tik įgyvendinti projektus, bet ir kelti visos profesijos prestižą, dalintis žiniomis, kurti stiprią profesionalų bendruomenę. Tai rodo platesnį požiūrį ir ilgalaikę viziją. Ir būtent šis požiūris yra esmė. Kiekviena problema yra ne kliūtis, o galimybė. Kiekvienas techninis iššūkis – tai proga tapti efektyvesniems, inovatyvesniems ir galiausiai aplenkti konkurentus. Na, o jeigu šiandien aptarti iššūkiai ir sprendimai pasirodė aktualūs, visa kontaktinė informacija yra čia. Pabaigai norisi palikti vieną klausimą pamąstymui. Kiek neišnaudoto potencialo ir paslėptų galimybių optimizacijai slypi jūsų pačių gamyboje, tiesiog laukiančių, kol kas nors jas atras.